Labas visiems, šiandien filmuosiu video, kur atsakau jūsų klausimus. Paprašiau jūsų, kad užduotumėt mano Instagramo paskyroje porą klausimų, tai šiandien juos atsakysiu. Pirmas klausimas būtų, prieš kiek metų atsikraustei į Angliją? Prieš 5 metus, rugsėjo 13 dieną 2011 metais. Antras klausimas, patinka Anglijoje? Patinka, nes jau pripratau čia gyventi, tai nežinau ką ir pasakyti. Šiaip normaliai čia, bet Lietuvoje kažkaip vis tiek atostogaut važiuoju visą laiką. Trečias klausimas, koks tavo ūgis? Mano ūgis 1,73 m, 4 cm, kažkas tokio. Tikrai nežinau tiksliai, nes nesimatavau jau ilgai. Tai ketvirtas klausimas būtų, planuoji grįžti į Lietuvą. Net neįsivaizduoju, kaip bus ateityje ir negaliu pasakyti, bet važiuosiu tikrai atostogų, niekas neprivers pasilikti vasarą, ypač čia. Važiuosiu iš karto į Lietuvą. Penktas klausimas būtų, kokiu tikslu išvažiavot gyventi į užsienį? Mūsų tėvai taip nusprendė ir mums nebuvo jokio pasirinkimo, tad teko važiuoti kartu ir jau gyvenam 5 metus čia. Šeštas klausimas būtų, kokią planuoji pasirinkti profesiją? Universitete mokysiuos teisę. Septintas klausimas būtų, išvardinti 5 žmonės, kuriuos vertėtų sekti Instagrame. Turiu daug favoritų, tikrai, bet negalėčiau visus išvardinti. Ir net 5 negalėčiau išvardinti, todėl kad yra labai daug, kurie patinka. Net neįsivaizduoju tada. Tai va, tikrai negaliu pasakyti, nes turiu daug favoritų. Aštuntas klausimas bus, turi brolį ar sesę? Turiu dvynę sesę, turiu mažesnę sesę, kuriai bus 2 metai. Ir turiu pusiausesės, kurios yra vyresnės už mane. Viena 10 metų, kita 13. Devintas klausimas būtų, kuom Anglija geriau negu Lietuva? Tikrai negaliu pasakyti, nes patinka tiek Lietuva, tiek Anglija. Ir nežinau, gal Lietuva labiau, todėl kad jinai mano gimtinė šalis. O taip tai net neįsivaizduoju, kuom jos skiriasi ir kuom jos turėtų būti geriau. 10 klausimas būtų, kas tau yra svarbu? Man yra svarbu šiuo metu mokslai pirmoje vietoje, o tada jau, jeigu sakyt, tai būtų šeima, draugai ir ten taip toliau. 11 klausimas būtų, kokia vlogerė tau labiausiai patinka? Tikrai irgi pasakysiu, neturiu tokių jau pagrindinių favoričių, bet žiūriu daug ir visos patinka ir visos skirtingai daro video, tai tikrai negaliu pasakyti. O iš lietuvių favoritė būtų tai turbūt Leticija, nes labai dažnai žiūriu jos video. Man rodos, net kiekvieną esu pražiūrėjus. 12 klausimas būtų, kodėl išsikraustėt į Angliją? Kaip ir sakiau, nes tėvai nusprendė mūsų taip ir mums nebuvo jokio pasirinkimo. O kitas klausimas būtų, ar sutarį su savo dvynė sesė ir ar abi panašios, ar skiriatės hobiais, stiliumi ir panašiai. Hobiais skiriamės, taip, net neįsivaizduoju, ką jinai hobių savo laisvalaikiu daro, visai sėdi namie, jos reikia paklausti. O man patinka fotkint ir dažyt, kaip matot, bet nesu profesionali visažistė, tad tokia ir nesakau, kad esu ir taip toliau. O stiliumi esam panašios, būna patinka tokie patys dalykai, būna patinka skirtingi. 13 klausimas būtų, kelintokė būsi, ar turi antrą vardą? Dabar rugsėjo 1 buvo, tai esu antrakursė, nes einu į koledžą ir darau 3 A lygius. O ar turi antrą vardą? Mano krikšto vardas yra Emilija, tad neturiu antro vardo. 14 klausimas būtų, kodėl nusprendei kurti vlogus? Norėjau kažką išbandyti naujo ir nusprendžiau kurti angliškai, todėl kad norėjau, kad daugiau žmonių galėtų pažiūrėti mano video. 15 klausimas būtų, ką žadi veikti toliau gyvenime, kai baigsi mokslus?
žadu stoti į universitetą mokytis teisę, tada po universiteto dirbti, turėti šeimą ir taip toliau, kai visi gyvenam ir tokie mūsų planai turbūt pas visus. Tad noriu kuo greičiau baigti šitą video, nes jau gal 5 kartą perfilmuoju. Ir jo, dėkui tada, kad žiūrėjot ir tikrai man malonu labai, kad žiūrit mano video. Ir nebijokit, komentuokit apačioj komentaruose, kokių lietuviškų norit pamatyti video. Ir nepamirškit laikint ir prenumeruot mano kanalą. Dedu kiekvieną savaitę vieną video, stengiuosi bent jau kiekvieną savaitę. Dabar kai po Lietuvos grįžau, tai grafikas biškį susimaišė, bet vis tiek stengiuosi kelt kuo naujesnių video. Ir jo, laikinkit, prenumeruokit ir komentuokit naujų video lietuviškiem, kad kalbėčiau lietuviškai. Ir aš tikrai nemoku lietuviškai kalbėti jau, tad susitiksim kitame mano video. Ate!